Kiek metų kalėjime? Mano bausmės laikas be išėjimo dienos yra 32 metai. Daugiau negu pusę gyvenimo kalėjime? Kaip čia nutiko taip? 90. Pradėjom vogti dviračiais, augom, brendom. Mes buvom daėję iki to lygio, kad buvo tokie laikai, kad iki teismo rūmų mes galėdom su kojom atidaryti duris. Galima sakyti, dalį Vilniaus valdom. Jūsų rankos suteptos krauju? Man skambutis į telefoną, reikia susitikti. Kai aš supratau, kad čia įvyks konfliktas, tas mane buvo durklas, didžiulis durklas, kardo formos, ta prasme nužudytas asmuo vieninteliu dūriu tarp 6-7 šonkaulių. Kažkada blogį neždavau kitiem. Žinau, kaip pasakysiu, yra karma. Gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Netekau sūnaus 8 metų, kurį palaidau. Praradimai privertė atsimerkti? Taip, praradimai. Netektas. Šiai dienai mane laiko, aš pasakysiu atvirai, tik sutuoktinį. O jeigu vieną dieną jos nebus, kas tada? Aš esu tiksinti bomba. Bet aš noriu socializuotis. Aš noriu nešti naudą valstybei, savo, šeimai. Noriu gyventi kitaip. Aš šį kartą sakau taip, stop. Laisvė nusikaltimų nebus. Išeisiu ir pradėsiu gyvenimą nuo balto lapo. Labadiena, aš esu nuteistasis Ruslanas Didžiulis, bausmę atlieku Pravieniškių pirmajame kalėjime. Nuo kada čia esat? Apskritai kalėjime nuo kada esat? Į kalėjimą uždarytas esu nuo 2008 metų, sausio 3 dienos. Ir iki šios dienos niekada nebuvau paleistas į laisvę, niekada neišeidinėjau namo, ta prasme, ir iki šiol atlyginėjau bausmę. 48 metai, jūs sakėt, bus jums man prieš pokalbį. Taip, lapkričio 9 bus 48 metai. Kiek metų kalėjime? Nu, virš 20 iš viso. Ir kiek dar liko iki? Dar liko nauja bausmė, man skirta 15 metų 8 mėnesiai. Tai labai ilgas laikas, daugiau negu pusę gyvenimo kalėjime. Nu, tai pavyko, taip. Kaip čia nutiko taip? Nusikalsdavau įkalinimo įstaigose. Gerai, nusikalsdavau įkalinimo įstaigose, bet prieš tai patekot irgi ne už gerus darbus į čia. Taip, prieš tai gyvenau Vilniaus mieste, užaugau rusų laikais, kaip patys suprantate, kiemai, draugai, 90. Nu ir kažkur tai nuo 91-2 metų įsiliejau į paauglių nusikalstamą gyvenimą ir sistemingai darėm nusikaltimus. Nuo mažiausiai ir tai nusikaltimai peraugo į narkotikų platinimą, į gaujas ir taip toliau, organizuotus nusikalstamumus. Apsimokėjo? Kai dabar suvokiu, tai ne, bet tuo metu įsivaizdavau, kad viską sugebu, viską galiu. Mes patys nečiausia. Taip, sistema bejėgė prieš mus, nes tuo metu tai buvo, kada mes, galima sakyti, dalį Vilniaus valdėm. Apie draugus kažką tai pavardės minėti tikrai neminėsiu, kai kurie yra mirę, kai kurie gyvi ir tiesiog nenoriu pakenkti. Bet toks pat likimas irgi, kalėjimai ar sugebėjo? Kas spėjo, išėjo į verslus, kas nespėjo, žuvo. Vieną pavardę iš tokių galiu paminėti, Dmitrijus Rabalka, kuris buvo nužudytas, jie aprašomas yra Bomberiaus knygoje. Tai taip ir įsidėlioja gyvenimai, kas spėjo, tai gyveno sąžiningai, tai verslus perėjo, o kas nespėjo arba čia, arba mirė. Bet ir jūsų rankos suteptos krauju? Dėl to ir pakliuvot į kalėjimą? Dėl šio įvykio, galų gale jau praėjus 17 metų aš galiu ir pakalbėti. Bet atlikęs bausmę už tą nusikaltimą turėtumėte? Taip, aš atlikęs bausmę ir dėl šitą įvykio galėčiau ir pakalbėti. Šitoje byloje, žmogžudystės byloje, tiesiogiai ir netiesiogiai yra įsikišę 2 Vilniaus apygardos teismo teisėjai, tai ponas Kiselius ir pona Kiniselienė ir jų dukra Vaida Kiseliūtė. Anksčiau būdavo žinoma ne kaip Olelė Pupytė, žinių mergaitė, ar kaip čia tai pavadinti. Ir man kriminavo nužudymą jos draugo sugyventinė, sužadėtinė. Su šitą šeimą, teisėjų šeimą, aš tiesiogiai kažkokių sąsajų neturėjau, bet žinau, kas vyksta.
Ir Vytautas nužudytasis Liutvinas, Vytautas Litvinskas, nu, pateko į mūsų grupuotę kažkada, darė tos pačios nusikaltimus, kurie aš. Ir ši žmogžudystė buvo tikrai neplanuota, dar kažką tai tiesiog konflikto metu 12 val. Nakties, kaip teismėjai nustatė, kad čia nuo mano peilio dūrio buvo nužudytas jis. Bet tuo metu mūsų buvo ne vienas ir ne du asmenys. Nu, tiesiog gavosi taip, kad aš likau kaltas. Šiandien aš galiu pasakyti paprastai, kad aš abejoju dėl savo to nužudimo padarimo, kad aš asmeniškai, kad mirė nuo mano rankos. Nes tuo metu aš pats buvau sužalotas. Čia peilių sužaidimas. Tai rodžiau ir teismuose ir taip toliau. Ir į medikus negalėjau kreiptis, nes kadangi aš tuo metu slapščiausi, šoke gal buvau ir mane gydė privačiai medikai, gydytojai, kurie tai patvirtino. Baudžiamosios bylos metu apklausti buvo teisme. Kodėl ekspertizė nusprendė, kad čia mano tas smūgis lemiamas buvo ir taip toliau, tai aš nežinau. Buvo ir daugiau dūrių, kiti žmonės, kiti jūsų ten tos grupės? Taip, mes buvom trys bendrininkai, apkaltinti žmogžudystę, bet kažkaip labiau patikėjau jų parodymais, nes jie davė parodymus ir kas yra keista, tuomet keista, tais laikais tai buvo labai keista, 2008 metai, šitie asmenys buvo laisvėje. Nu, ta prasme, buvo sulaikyti ir po to buvo paleisti laisvėje. Nu, tuo metu tokių dalykų nebuvo, čia ekscesas kažkoks tai turėjo būti. Dėl ko kilo tas konfliktas su žudytoju? Minėtas Vytautas užsiminėjo nusikalstamą veiklą, tokia pati kaip ir aš, ta prasme, platinimas. Narkotikų platinimas. Platinimas jo buvo Kariūnų mokyklos kursantas, baigė tą Kariūnų mokyklą Vilniuje Antakalnyje. Čia, ta prasme, Kariūnas buvo, kaip supratau, kariškis, buvo garbės kuopos vienas iš. Nu ir tas konfliktas įvyko todėl, kad aš tą dieną buvau Palangoje su šeima, su vaikais, ta prasme, su dukra. Man skambutis į telefoną, reikia susitikti. Nu, aš paaiškinau, kad aš esu Palangoje, tai ruduo buvo su šeima. Nu, sako, jeigu tu neatvažiuosi, aš atvažiuosiu. Nu, supratau, kad čia toks grasinantis pokalbis ir tai toliau grįžau į Vilnių. Pasiėmiau kelis vaikinus, sakykim taip. Pakeitė mašiną, įsėdom, turėjau tokį slaptą automobilį, kempingą turėjau LT. Pasiėmiau tą kempingą, aš supratau, kad aš važinėsiu į tą vietovę, kur susitikimas, kad tam bus pasala. Kodėl tos visus dalykus žinau, nes turbūt daugam nepaslaptys, kad mane buvo ir pasikėsinti, ar šaudyti. Prieš tai, ne? Jo, buvo, taip, visokie įvykiai buvo, tai Vilniaus VNTT pareigūnai puikiai mane pažįsta. Tiesiog kitiems gal neįstrigęs todėl, kad tos pavardės buvo keistos, gyvenamas vietas. Pakeitėt pavardę, apie tai paklausiu gal vėliau, bet... Taip. Na ir va, tai aš supratau, kad čia įvyks konfliktas su to minėto asmeniu. Atvažiavom į įvykio vietą, aš mačiau, kad ten toliau pasala yra, bet, žinot, netikėtumo kaip faktorius yra, mes, puolėm tą asmenį, įsitempėm į kempingą ir nusivežėm į Antakalnį moterų vienuolynas, ar ten ant kalniuko tokio ten. Nu ir pats nukentėjau su peiliu, nuo dūrio. Bet konflikto priežastis kokia? Konflikto priežastis, man buvo pareikšta pretencija, kad buvo apvogtas jo konspiratyvinis būtas Antakalnyje, Saulės gatvėje. Ir kad iš ten pavogtas didelis kiekis narkotikų, tai yra kokaino ir pinigai. Vėliau, būdamas aš paieškoju, sužinojau, kad čia buvo sužaistas toks žaidimas. Nevardinsiu vardų ir pavardžių, kiti asmenys norėjo prisirišti labiau prie savęs. Su dukros pagalba, su Kiseliūtės pagalba inscenizavo tokį dalyką, kad neva tas Vytautas laksta pas merginas, būna po klubus, pati Kiseliūtė atrakino tas duris, berniukai ėjo, išvagė, alovas pribėrė narkotinių medžiagų, tai yra kokaino, ir išėjo su likusi kiekiu ir su likusiais pinigais. Bet tokių įrodymų nėra.
tuo metu aš negalėjau kažką tai tokio kalbėti ir publikuoti ir taip toliau, ašgi suvokiau, kas yra teisėjai, kas yra ir taip toliau. Tai, nu, bandžiau tai kalbėti, bandžiau tai kažką tai aiškintis, bet nu, tuo metu aš buvau pasirinkęs tylą ir tik tai parodymus daviau. Prieš įpažinimą, ta prasme, apeliaciniam teisme, nesuvokiau, kad iš nukentėjusių pusės yra surašytas skundas, kad griežtinti bausmę. Man buvo 129 straipsnio 6-9 punktas, tai itin žiauriai. Tai tiesiog pasirinkau. Kodėl itin žiauriai, jeigu sakot vienas duris? Ne vienas duris, muštynės buvo. Ten vienas mirtinas duris, o muštynių metu jis buvo sužalotas dar. Nu, ten buvo muštynės, nes jis fiziškai buvo stiprus, ir nebijau to pasakyti, mes gavom stiprą atkirtį. Jis jau važiavo pasiruošęs, jis irgi turėjo pėlį. Tai tuo metu, konflikto metu ten buvo 3 pėliai, keletą gal ginklų ir taip toliau ir panašiai. Tai apeliaciniam teisme, sakot, prisipažinimą parašė? Jo, pasakiau prisipažinimą, nes nusprendžiau taip, geriau vienam skęsti nei kitiem. Galvojau ir savo palengvinsiu dalę, kad negausiu iki gyvos galvos. Ir galvojau galų gale tuos asmenys, kurie davė prieš mane liudijimus, parodymus, galvojau, kokie jie bebūtų, viskam savas laikas, bet šiai dienai geriau man likti vienam. Tai prisipažinau, pasakiau, kad taip, o iš tikrųjų ekspertizę parodė ant to peilio, kurio nebuvo, nes pas mane buvo durklas, didžiulis durklas, kardo formos, ir kai aš atsipeikiau, tas durklas buvo sulaužytas, tai jeigu aš būčiau smėgęs su to durklu, tai pirmas dalykas, aš kiaurai ten būčiau persmėgęs žmogų, nes ten durklas, gal tokio didumo, tai įsivaizduokite, bet ten ekspertizė nustatė, kad kitokiu peiliu buvo, ta prasme, nužudytas asmuo, vienintelių durių, tarp 6-7 šonkolio. Šiai dienai, tai aš sakau taip, aš abejoju, nes kad aš galėjau tai padaryti, nes vaikystėje aš turėjau bronchinę astmą ir tuo momentu konflikto metu, gal aš išgėščiau, gal savo kraują pamačiau, aš šalia jo gulėjau, kai atsipeikiau. Tiesiog šalia jo ir tiek. Bet kada keli žmonės duoda parodymus, jis sieja giminystės ryšiai, broliai, pusbroliai, ką aš, žinot, tiek teistumų, kas ten manim patikėtų. Kita vertus, jo ir pats prisipažino, tai jau... Kiek davė? Teismas bausmę kokią skiria? Iš pradžių teismas skiria 13 metų. Dėl to nukentėjusi, sakėt, skundė. Jo, apeliacinis teismas skiria po mano prisipažinimo, sugriežtinę bausmę ir skiria 14 metų su pusę ir neuskaičiavo to užsidėto laiko, kurio atsidėjau iki teisminio tyrimo metu. Tai yra, ten iki teisminio tyrimo metu aš virš metų laiko prasidėjau, tai to laiko irgi neuskaičiavo. Tai gavosi daugiau netgi. Taip. Ir tik ir kalėjot? Tai iki dabar kaliu. Atlikinėjau bausmę ir... Tai vat sėdot už šitą nužudimą ir iki šiol kaliu, tai reiškia, turėjot reikalų. Jo, būdamas įkalinimo įstaigoje, dar tie laikai buvo, nenutraukiau ryšių su savo draugais ir taip toliau. Kodėl nenutraukėt? Dėl to, kad bandė dar galvojat sugrįžti į tą visą jų pasaulį, ar tiesiog... Ne, ta prasme, tuo metu man buvo padėdinėjimai ir taip toliau, ta prasme, kažkuria taip prasme buvau prisidėjęs dar prie reikalų. Ir pirmas nusikaltimas įkalinimo įstaigui, tai į baudos izoliatorių gydytojas su 38 temperatūra uždarė mane baudos izoliatorių, ko negalėjo padaryti, ta prasme. Vieną kartą stuktelėjau prie gydytojų.